Sveiki visi Aremedia kanalo žiūrovai. Na, atleiskit už tokią betvarkę, aš ir pats nerandu nieko, kas čia yra. Ne tik kanalas laikinai išsikraustė iš YouTube'o, bet ir pati Aremedia studija, matot, išsikraustė velniai žino kur. Pats nieko nerandu, viskas sujaukta ir vargšiukai tu, o ką tu čia darai? Ir tu pasimetei, vargšelis. Tarp šitiek daugybės šiukšlių. Ai, bet nieko, viskas greitai atsistos į savo vėžes, truputį pakentėkim, o dabar keliamės pas mus į naują garažą ir pasižiūrim, kokia ten betvarkė ir kokius darbus mums teko nuveikti per šitą mėnesėlį. Na, ir šitas video išeina be jokio montažo ar kažkokios tai muzikos, atleiskit už tai, nes mūsų montažinė dar tik tai lentų pavydalo, niekas nespėta surinkti, sustatyti ir kompas neaišku kur. Tai jau atleiskit, jeigu bus neįdomus video, tiesiog nežiūrėkit. Na, o jeigu susidomėjot, tai važiuojam į garažą. Štai prasidėjo darbai, veja vienas kitą. Štai išvalytos buvo grotelės, vandens drenažas nubėgimas. Toliau garažo durų užraktas visiškai pilnai sutvarkytas. Toliau buvo patikrintas visas vartų nusileidimo mechanizmas. Garažo vartai gali funkcionuoti puikiai. Čia viskas tvarkoj, ko nepasakyčiau apie santechniką. Vanduo yra atjungiamas žiemos metu, čia nėra šildoma patalpa. Tai visas vamzdynas yra išpuvęs. Čia buvo pelėsis, kurį išnaikinau šitoj vietai. Čia visą vamzdyną reiks pakeisti. Čia yra prikalinėta visokiausių vinių, visokiausių atramų, kurios visai nereikalingos, tai čia reiks viską demontuoti. Sienos prigręžiotos skylių, visur skylės, visur purvas, viską čia nusivaliau, bet vis tiek viskas nenusivalo taip lengvai. Ir va čia viską reiks pasidaryti. Tai elektros instaliacija reikės irgi, čia kažkada buvo 3 fazės. Čia kažkodėl atjungtas nuo dėžės, rozetė. Matot, tokios rozetės būklė yra kritinė. Čia viską reikia atjungti, čia viskas yra po įtampą. Atskiro automato garažui nėra, viskas užmaitinta po įtampą. Čia vėl suhaltūrinta, pravestas va toks valaidas, kuris ten jau plikas ir visas šitas eina į lauką. Štai šitą lauko rozetę reikia žūtbūt atjungti, nes jinai yra pavojinga. Štai matom, kad kabelis jau izoliacija visa sutrukinėjus, ją reikia atjungti ir kuo greičiau. Čia yra palidovinės lėkštės stiprintuvas. Čia jam irgi rozetė padaryta. Čia atskiras įvadas vienas, atskiras įvadas kitas. Čia reikės viską atjungti ir padaryti internetui atskirą įvadą. Viskas sueina į sieną. O kur nueina šitie laidai, tai velnis jų žino. Toliau kiti darbai vyksta. Tai visas stogo valymas nuo šiukšlių, voratinklių. Ir kitas etapas bus vinių ištraukimas, kai kurią elektros instaliaciją pernešim į kitą vietą. Ir kitas etapas bus visiškas elektros instaliacijos patikrinimas ir paruošimas prijungti šitą prietaisą. O šitas prietaisas bus irgi ardomas, daroma jo profilaktika, garažo vartų nuleidėjas. Nusėmiau dangtelį, žiūriu, kad čia ojojoj. Čia matom nulis pažeistas. Žeminimas atjungtas. Aišku, ten tai rozetė, kuri palidovinė, tai ten žeminimo nereikia, bet čia žiūrėkit. Žiūrėk, kokia fazė palikta. Jo, čia tai kabutėse elektrikas darė. Jo, čia taip nereikia. Šitaip nepaliksim, čia reiks viską atjungti. Čia pagal viską, tai čia ir kaita, man atrodo. Čia reikia su pirštinėm. Ojojoj. Po truputį pravedam darbus. Atsijungiau įtampą iš čia. Dabar pagrindinis mūsų užduotis yra patikrinti šitą vieną
viena linija, čia nuo vienos fazės ateina. Ir šituo kabeliu užmaitintas dar ir vienas kambarys. Tai pirmiausia pasitikrinam, ar čia jau nieko nelikę, ar nieko nėra. Taip. Pirmiausia įsitikinam visada, kad testeris veikia. Kokiu bet tikrintumėt, va, sakykime, čia dabar yra kitoj fazėje įtampa, tai kad ir per vamsdelį, va, matom, kad ir per vamsdelį plastikinį, bet įtampa yra. O čia jau įtampos nėra. Šitoks būdas taip pat nėra labai patikimas, tada geriausia su testeriu pasitikrinti, ar yra rozetė. Ir jau įsitikinus, kad nėra, jau galima tada prasidėti valymo darbus arba apžiūros darbus, pažiūrėsim. Pirmiausia, mus domina paskirstymo dėžučių būklė, kokie yra sujungimai, kokios kaladėlės naudojamos ir taip toliau. Dažnas atvejis nuo šiluminių procesų, tos kaladėlės, kurios užveržiamos varžtais, būna varžtai atsipalaiduoja ir vat reikia patikrinti, vat ypač senoje instaliacijoje. Kiekvieną kartą reikia atsisukti dėžutę ir pasižiūrėti, ar varžtai neatsipalaidavo. Ir prieš bet kokius darbus būtinai atsijunkit įtampą. Nu va, varžtas atsuktas, dabar nusiimu dangtelį. Nu va, viskas aišku, matot, kas čia daros. Čia yra siaubas. Va, varžtas nurūdijęs, jau fazė, kaip tik mums domina. Fazė nurūdijus. Oi, viskas. Šitai paskirstimo dėžutė ragas, keičiam paskirstimo dėžutę. O mes tokias dėžutės dar naudojam. Negalima, jau viskas. Šitą dėžutę reiks demontuoti ir vietoj jos aš čia pastatysiu laikinai rozetę. Dabar surasim gerą rozetę, kurios būklę galbūt irgi dar kol kas pastatysim seną, bet čia viską reikia keisti naują. Čia jau šitos dėžutės jau negalima palikti. Šitą kaladėlę iš vis mest lauk. Pažiūrėkit, viskas surūdyja, varžtai. Viskas. Nu, atsisukau varžtelis ir gražiai va, su repliam dabar išsitraukiam. Oi, viskas čia lauk. Ne, čia su viena ranka nieko nebus. Padedam kamerą ir nusiimam. Atsisukau jau neapmaitintą rozetę šitą. Pasižiūrėsim, kokia jos čia būklė. Aha. Tarpinė irgi minkšta, čia gerai, dar visai įsilaikius jinai. Pažiūrėsim, kaip jinai sujungta. Pažiūrim, kaip sujungta. Taip, senas jungimas varžtais. Įdomumo dėliai pažiūrėsim dabar. Žiūrėkit. Matot? Viskas. Varžtai visi geras, visi varžtai, va. Atsilaisvinė. Štai kodėl reikia tikrinti seną instaliaciją. Žiūrėkit. Va. Nulis. Tik ant juoko laikėsi. Žiūrėkit, fazė. Va. Fazė kaip laikosi. Žiūrėkit. Net nejudintų varžtų, štai ištraukiu fazę lauk. O mes senoje instaliacijoje ir garažuose naudojam tokias rozetės, duodam joms apkrovą ir net patys neįsivaizduojam, kuo visą tai gali baigtis. O paskui mums per žinias praneša, namas sudegė dėl netvarkingos elektros instaliacijos. Nu tai va jums puikiausias pavyzdys. Įsigijot seną kažkokį tai nekilnojamą turtą ir pirmiausia atsisukat pasižiūrit jungiklius, rozetės ar neatsipalaidavę laidų tvirtinimo varžtai. Aišku, prieš tai visada išsijunkit įtampą. Taigi, demontuoju šitą rozetę, nešuosi į vidų, prasivalau šiltai ir montuojam ją va čia vietoj paskirstimo dėžutės. Bent jau laikinas sprendimas. Tai va, ką padariau, demontavau rozetę ir kamščius net išsitraukiau iš laikiklio. Dabar va, ką padarysiu, tai šitą va, visą kabelį su visu vamsdeliu dėsiu va čia. Ant sienos jau kaip tik yra va skylės čia. Ir štai prie mūsų šviesolaidinio interneto keitiklio. Va čia pastatysim rozetę, va čia jam kaip tik bus maitinimas kaip tik. Va, tai planas va yra toks kol kas. Tai va,
Matot, pasiekmes. Šeimininkas jau, senasis šeimininkas čia prieš kokių 20 metų jau degė. Ir vis tiek instaliacijos nepasimokė. Naujas įvadas. Pravestas, rozetė prisukta. Dabar įtampos nėra. Čia svarbiausia. Dabar visą laiką pasižiūrėkit, kad nesutrukinėjus vidinė izoliacija. Tai tada kabelis dar visiškai geras. Visada pasitikrinkit, nužievinkit pirminę izoliaciją ir pasižiūrėkit, palankstykit. Jeigu yra sutrukinėjimų, tai jau geriau tada kabelį keisti. Dabar nieks nesutrukinėja, nors ir kabelis senas, čia jam gali būti 20 metų. 83 metų gamybos, made in Germany. Berker. Vienas iš geriausių gamintojų elektros instaliacijos. Čia teko biškį paklijuoti, čia buvo išlaužta. Laimė, tos detalės buvo sukritusios į vidų, tai suklijavau, aišku, gavos taip ne taip jau gražiai. Svarbu, drėgmė nebepateks čia ir gražiai tą rozetę turės čia įsistatyti. Rozetės kontaktai irgi turi būti švarus, blizgantis, neapsinešę nei viduj niekur. Taigi įvertinęs rozetės būklę, štai ir data yra, štai 83 metų 7 mėnuo, West Germany. Tai praktiškai lydinys, plastikas su keramika ir pačio lizdo ir pačio korpuso. Taigi firma tikrai gera, todėl aš nesiruošiu čia statyti naujos rozetės. Dar labai svarbus niuansas, kai montuojat su prisukamais kontaktais rozetės ar jungtukus, nesvarbu kas bebūtų, visada pasidarykit varžtam tokią kilpelę. Tokia kilpa yra daug patikimiau, daug geriau apspaudžia ir daug didesnis plotas į kontaktą. Taip gaunasi mažesnė varža. Štai. Taip turėjo susijungti gražiai, be jokių klibėjimų, be jokios laisvės. Su viena ranka aš čia nelabai dabar sudėsiu, gal sudėsiu, čia viškiuką pakelsim. Nenori. Čia gal fazė viškiuką išsiskėtas. Nieko, kažkaip aš ją sudėsiu. Štai ir baigta mūsų rozetė, stovi, viskas tvarkoj, dedam dabar tokį izoliacinį Berker dangtelį ir dėsim ant viršaus dangtelį. Aišku, su viena ranka neuždėsiu. Viskas užmaitinta. Pažiūrim, ar ateina kas. Ateina, nieks nešovė, automatas neišmušė. Fazė kairiai. Aš visada darau, kad fazė būtų kairiai, nežinau, čia pagal Europą ar kaip, kad turbūt visur fazė kairiai, tai aš jeigu darau, tai visur fazė kairiai pas mane. Ir ką, dabar užsimaitinsim mūsų šviesolaidį. Su viena ranka. Kaip pasakytų senuks, užsivedė. Matot, užsivedė. Dar vedasi. Dar vis vedasi. Dabar jungiasi prie centrinės stoties ir turėtumėm gauti internetą. Užsivedė. Dar viena lemputė. Tai dabar kol kas čia viskas saugu, čia galima naudoti. Ir netgi paduoti ir apkrovas. Tai kol kas tiek, susirinkam savo įrankius, susirinkam savo bošus, šiukšlės ir sakau ate.